Pelnas yra vienas esminių kapitalistinės ekonominės veiklos rezultatų, rodantis kiek uždarbi virš patirtų sąnaudų. Paprastai tariant, tai skirtumas tarp veiklos pajamų ir išlaidų, tačiau jo reikšmė gerokai platesnė nei paprasta matematinė išraiška. Pelnas atspindi verslo efektyvumą, gebėjimą kurti vertę ir prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Egzistuoja skirtingos pelno rūšys, kurios leidžia giliau suprasti įmonės finansinę būklę. Bendrasis įmonės pelnas parodo pagrindinės veiklos rezultatą. Įmonės veiklos pelnas kaip efektyviai valdoma įprastinė veikla, o grynasis pelnas atskleidžia galutinį rezultatą įvertinus visus mokesčius ir išlaidas. Kiekvienas iš šių rodiklių suteikia skirtingą perspektyvą, padedančią priimti strateginius sprendimus. Pelnas yra svarbus ne tik verslo savininkams ar investuotojams. Jis leidžia įmonėms reinvestuoti į plėtrą, kurti naujas darbo vietas ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Šiuolaikinėje, stipriai socializuotoje ekonominėje santvarkoje pelnas dažnai minimas neigiamu aspektu, tačiau verslumo skatinimo elementų galima rasti net Biblijoje, o jei pelno siekimas išnyktų, ilgalaikis progresas taipogi sulėtėtų arba išnyktų, ką buvo galima stebėti ne vienoje pilnai socialistinėje santvarkoje.